Prieš savaitę gaunu skambutį, sako, norim reklamą daryti. Gerai, sakau, kas scenarijų rašys. Nereikia scenarijaus, nukopijuosim video kokį užsienio. Nu, davai, sakau, ateinu į filmavimą, žiūriu, padėts tik čiužinys vien kamerą ir du bičiai. Be maikis. Kiek, galvoju, Cutlerį, tu gali ant tą pačią grėblį lipti ir vėl. Žinau, ne, sako, čia viskas normaliai, mes esam iš Napsi. Pasakai, ta Napsi, lyg tai aš turėčiau žinot, kas tas Napsi. Mes čiužinių firmoje. Ai, čiužinius reklamuojam. Jo, čiužinius. Tai kiek čia mokėsit? Nieko nemokėsit. Nori, gali čiužinį pasilikti. Sakau, tai duokit bent 2 eurų ant takso. Čiužinys arba nieko. Nu, bet tai sakau, tai tą čiužinį, kaip aš išsigabensiu, aš pats mes pristatinėjom visoje Lietuvoje čiužinį. Bet suprant, kad aš jau turiu čiužinį. Ir visi turi čiužinis. Nieks nemiega ant sprandžinių lovų. Nesvarbu, mūsų geresnis. Mūsų pirks, mūsų geresnis, su 4 sluoksniais, ten kažkoks individualiai prisitaiko, gali ten svečiam patiesti ant žemės. Galės gulėti. Nu gerai, sakau, padarysiu aš tą reklamą, bet į Facebooką tikrai nesidėsiu. Dėsies ir į Facebooką. Pasakyk dar, kad Korio formos būtų veteranas spyruoklė yra. Korio formos būtų veteranas spyruoklė yra. Nu ir atsigulk šiek tiek, reklamą kai filmuojam. Su šypsena, geras produktas. Turim.